Ką, sunkios rungtynės, to ir tikėjomės, normalu. Džiaugiuosi rungtynių pabaigą, 25 minutės, 20 minučių žaidėjai tikrai sukūrė dvi, tai iš vis mirtinas progas, norėtųsi jų daugiau, jų ir bus daugiau, net nebėjau, sakau. Sunkios rungtynės, truputį stigo greičius, stigo greitesnio kamulio judėjimo pirmam kėliny. Po pertraukos tikrai įsivažiavom ir jo, galą dabar sužaidėm tikrai geriau, kokybiškiau. Biški buvo per daug chaoso, bet dabar turim dvi savaitės, atsiprašau, pakeltas 20-25 minutės į 90 ir tą padarysim. Treneriai prastai nemėgsta įskirinėti žaidėjų, bet negaliu nepaklausti apie jauniausią žaidėją aikštėje. Šiandien Tautą Burdzilauską man asmeniškai paliko labai gerą įspūdį, kaip tvarkėsi su vienu iš pavojingiausių varžovų atakuojančių futbolininko Lukbogi. Žinot, kokia dar problema, jis pats nesupranta, kokį žvėrį savyje laiko. Jis labai džiaugiuosi jo progresu ir jis nežmonišką šį sezoną padarė šuolį, ypač po tų, kaip po 19 sužaidė prieš prancūzų, kur ten topiniai žaidėjai, būkim biedni, bet teisingai žaidė ir jis jau tenai tvarkėsi su jais. Ir tai labai buvo didelė paskata jam, motyvacinė paskata, nes, manau, toj rinktiniai truputį aukštesnio kalibro žaidėjai buvo negu kai kurie, nenuvertinant kitų lygos žaidėjų, bet jo, jisai kokius žingsnius deda, tai šaunuolis, tik svarbiausia nesustoti ir jis labai stipriai. Po truputį lygos klubai pildosi naujais žaidėjais, ar išvysime naujų veidų ir Sūduvoje? Jo, grįš visi po traumų, tai bus naujokai ir tikrai komanda bus ir yra drausminga, tai taip, nepasisekė, reikia suprasti, kad mes vėlgi pati jauniausia sudėtį turinti komanda, tai ir bus tų bangų, praeitais metais irgi jaunimą žaidė, tai turėdavom ir dar baisesnių serijų, bet visada sugrįždavom ir mes sugrįšim dabar, tai čia klausimų nėra šitoj vietoje ir tegul kalba, kas ką nori, visiškai dzin man asmeniškai, tik vienintelis dalykas, ko netoleruosiu, kada ant mano žaidėjų kažką sakys. Ant mane sakykit, aš treneris, mano darbas gauti iš jų kritiką šitų komentatorių, bet ant mano žaidėjų nei vienas nevažiuos. Jei važiuosi, gal ateinu pasikalbėti akis į akį. Top sporto lygų dabar škia tokia pertrauka, tai ir Sūduvo žaidėjai gaus šiokių tokių gal laisvų dienų? Tai kaip, ne, be šansų. Paskutinė vieta. Reikia dirbti, dvigubai dirbti, dar daugiau dirbti. Ir sakau, mes padarysim taip, kad tos 25 minutės taptų 90, atsiprašau, minučių. Tai jokio poilsio. Jau turėjom laiko pasilsėti 22 turus. Dabar reikia dirbti. Today was a difficult game for us. We had difficult calendar and we had problems with our players. Some players went from our team, some players have injury, and today we didn't have fresh players. And I understood that our opponent will play aggressively because we have a difficult situation at the moment, and Sūduva is a good team with good fast players, and like usually they play well at home, and we expected this, and it was a difficult game, and I am grateful to my players for this game, and we are moving forward. You have a new player, Ivan Koškoš. Will Dainava have more new players in this summer? We will try to take new players. It's important for us because today we didn't have fresh players in attacking line, and it's difficult. Plus we have difficult calendar.
For example, third lap of our championship, we will play only 2 games at home and 7 games away. It's difficult. For example, today, for me, big difference between our game at home against Sudova and away. And today, where it was difficult situation for us, but 1 point is good. Now it's a short break in Top Sporta Liga, so what is the plan for Dainava? Maybe some free day for the players? Yes, my players deserve some days without me, without training, and after 3 days we will start to work.